senos išvados sako, kad, viskas čia gerai, nieks čia neturi sirgti. Tuo tarpu blogėjanti žmonių sveikata katastrofiškai sako, kad čia nieko gero. Ir naujausi tyrimai, kurie išbaigti buvo berods 25 metais, šiais metais, sako, kad net pačios mažiausios glifosato dozės veda į didžiulius blogius sveikatoje ir gamtą naikina labai katastrofiškai, nes būtent iškreipiama mikroorganizmų gyvensena ir naikina ne tik mikroorganizmus, sukelia ląstelių žūtį ir daugybę kitų dalykų. Tai čia kalba eina apie visą gyvąją gamtą, apie augalus, apie mikroorganizmus, apie žmogaus organizmą, apie gyvūnus. Už to stovi daugybės ligų priežastys. Tai yra daugybė ligų už to stovi. Ir tie naujausi tyrimai, neaišku, kada bus pripažinti oficialių nuomonių, kada įsitvirtins valstybėse. Aš įtariu, tai ilgas kelias, nes jeigu dabar paimti ir pripažinti, kad taip, glifosatas sukelia visas šitas masę šitų visų ligų, tai reikštų, kad reikia uždrausti jį naudoti, tai